Sveiki, šiandien norime pristatyti visiškai naują produktą Lietuvoje. Tai nuostabaus skonio kava, kurios pavadinimas Lamantė. Ir šita kava pavadinta tokiu pavadinimu neatsitiktinai. Lamantė tai yra mylimoji. Ir tie žmonės, kurie paragauja tokią kavą, jie tada sako, mano mylima kava. Taigi, nuo ko mes šiandien turėtumėm pradėti savo pristatymą? Ką pasiūlysite pirmiausia? Kadangi ką tik paminėjai, kad tai yra mylimoji, tai šita kava mane tiesiog žavi. Jeigu kalbėti toliau apie tą nuostabią kavą unikalią, norėčiau supažindinti trumpai apie vieną, kuri man ypatingai patinka kava. Tai būtų Lamantė Ristretto kava, kuri gaminama kaip espreso. Šis ypatingas mišinys, susidedantis iš aukštos kokybės arabikos ir robustos pupelių, skirtas tiems, kurie vertina intensyvų skonį ir ilgą poskonį. Tai puikus pasirinkimas gurmanams, kurie mėgsta mėgautis juoda kava, paruošta mažomis porcijomis. Stiprus, tačiau subtilus poskonis pasiekiamas ilgai ir švelniai, skrudinant kavos pupeles. Dėl to gėrimas tampa nebe rūgštus. Tai yra labai svarbus dalykas. Žinote kodėl? Todėl, kad dažnai man tenka dalyvauti įvairiuose pristatymuose, nueini į kokias tai įmonės arba šiaip nueini į kokius svečius ir ten tave būtinai vaišina kava. Na ir patikėkit, dažnai jinai būna tokia kartoka, rūgštoka, jautiesi nelabai ir skaniai ragaujantį šią kavą. Tad nieko nelaukdami, pradėkime nuo kavos ruošimo. Ką jūs šiandien man pasiūlysite? Kokio dydžio? Aš matau, yra ir mažesnio podeliai, ir didesniai podeliai. Ką galit pasiūlyti, miela Roma? Aš matau, kad jūs labai godžiai žiūrite į visus podelius, bet šiam kartai aš pasiūlysiu pradėti nuo mažo podelio. Gerai. Nes kas yra mažai, tas yra daug. Būtent espreso kava, kuri turi labai gerą skonį ir jos atsigėręs tiesiog žmogus jaučiasi tarsi pakylėtas. Yra toks pasakymas, norint sužinoti, reikia paragauti. Ir aš dar tau pridėsiu vieną dalyką. Prie geros kavos reikia labai gero vandens. Tad aš jums duodu šitą vandenėlį, o tuo tarpu, kol jūs pradėsite ruošti kavą, aš tiesiog pristatysiu vieną labai nuostabų produktą – vanduo Tyruma. Tyruma yra ypatingo skonio mažai mineralizuotas geriamasis vanduo, gaminamas taikant pažangiasias daugiapakopės vandens valymo technologijas. Šis gaivaus skonio vanduo ne tik puikiai tinka kasdieniam vartojimui, bet ir maisto gamyboje, kavos ar arbatos paruošimui. Svarbiausia, jį virinant nesusidaro nuosėdos ir jo unikali struktūra padeda organizmui optimaliai pasisavinti vandenį. Tyruma vanduo yra pilstomas į pusės, pusantro, 5 ir 19 litrų talpos butelius. Jį galite įsigyti internetinėje parduotuvėje tyruma.lt ir atsiimti fizinėse parduotuvėse. Taip pat suteikiama galimybė užsisakyti pristatymą į namus ar biurą. Išsamesnė informacija apie pristatymo sąlygas rasite internetinėje parduotuvėje tyruma.lt. Ruošiame Ristretto kavą, kuri yra nepakartojama poskonio. Ir daugiau šitos kavos kitur niekur mes negausim paragauti. Kol lėtai burzgia motoriukas ir gavina kavą, aš trumpai pristatysiu, kad Lamantė paruošė 3 atspalvių arba spalvų kavos aparatus. Vienas dalykas, kavos aparatai labai yra patogus įsidėti į bet kokį lagaminą ir vežtis į bet kokią kelionę. Tad jeigu jau pradedi gerti Lamantę, visada su savim turėsi ir aparatą, ir nuostabias kavos kapsulės, arba pasirinkti bet kokį kitokį variantą, kad galėtum mėgautis tą kavą. Tikrai nuostabi mintis. Keliaujame daug. Norisi kavos, sustoti kažkur, nusipirkti kavą, kuri galbūt mums nepatinka. Degalinėse. O čia turint savo vandenuką Tyrumą ir netgi kavą Lamantę, kokią norim galim pasirinkti, nes jų yra įvairių rūšių. Taip kad, manau, tai tokia prabanga, ko gero dar niekam nepasiūlė, kad galime savo automobilyje važiuojant, kad ir į Palangą mūsų brangę. Visur, kur tik važiuotum į bet kokį viešbutį ateini, neretai atėjus į viešbutį, ten randi tik tais padėtą kažkokį ten vandenuką. O čia gali atsivežti savo aparatą, atsivežti savo kavą, atsivežti savo vandenuką ir mėgautis nuostabia kava. Beje, Tyruma yra ant tiek švarus vanduo, kad praktiškai nereikia jokio nukalkintojo.
labai daug naudojant, tyruma puikiai tinka šitiems aparatams. Ir kava labai nuostabaus skonio ir aparato nereikia, kaip minėjau, nukalkinti. Aha, tai man dabar duosit truputėlį paragauti, jo? Gerbiamas Kęstuti, paragaukite, tik neišgriūkite, nes tai yra unikali kava. Antro karto tikrai paragauti norėsit. Tikrai. Tikrai nuostabus skonis. Toksai kartą paragavęs, norisi dar. Beje, dar šitą kavą galima gerti ir su grietinėle. Ir kas labai svarbu, kad yra neretai žmonių, kurie skundžiasi savo kraujo spaudimu aukštu, rėmens problemomis. Šita kava yra ypatinga. Ji šitokių diskomforto šitokio nesukelia. Iš tikrųjų, paragavus šitos kavos, tiesiog įprastai geriant kavą atneša vandens, dėl to, kad būna kartu žmonėm burnoje ir panašiai. Paragavus jaučiasi toks švelnus kartumas, bet kava tokia švelni ir rami. Ir iš tikrųjų, norisi dar. Ir tikrai kažkoks įdomus skonis. Tikrai, labai įdomus skonis. Ne tik įdomus, jis prabangus skonis. Aha, tai tada paragavome vieno, reiškia, kavos varianto. Dabar pažiūrėkime, ką dar turime, kokią dar vieną kavą mes galim paragauti. Be jokios abejonės mes turime ne tik espreso kavą, mes turime dar ir lungo ir dar daug kitokių. Jeigu kalbėti apie lungo, tai lungo kava sukuriama tam, kad leistų mėgautis malonių momentų, naudojant aukštos kokybės lamantę 100% arabiką pupeles, kurias gamintojas tobulina švelniai ir ilgai skrudindamas žemoje temperatūroje. Šis subtilus skrudinimo procesas pašalina rūgštį iš pupelių ir išryškina jų natūralias aromatinės medžiagas, kurios praturtina skonį. Taip. Tikrai kompanija skiria labai dėmesį į kokybę. Nuo pat pradžių, kada pradeda surinkinėti pupeles, pupelės auga Brazilijoje, Kostarikoje ir kalnuose, tokiose neprieinamose vietose, kur tiesiog pramoniniu būdu, jeigu įprasta lygumose nuiminėti mašinomis, ten žmonės nuiminėja rankomis. Ir dar rankomis nuiminėja ne šiaip savo, kad nuimti šitas pupeles, bet nuiminėja, kad surinkti visas šviežias ir įsirpusias uogas. Tai yra labai svarbu. Po to šitas pupeles jie džiovina ant specialių pakilų tokių ir tokiu būdu išgaunamas tas džiovimo procesas, neprarandant irgi tam tikrų savybių. Pirmiausia, tai jeigu įprastai pigesnį variantą gaminant, ruošiant tas pupeles džiovinant, būnant žemės padedama, tai ten ir graužikų prieina, ir kažkokių ten, sakykime, sraigių gali būti, ir akmenukų pasitaikyti, dulkių, o čia ant pakilų jas tiesiog vėdinasi ir tolygiai išdžiūsta. Po to yra labai svarbus šitos kavos skrudinimo procesas. Jeigu pramoniniu būdu yra daroma greitai viskas, tai Lamante kompanija skrudinimą atlieka apie 18-22 minutės, lėtai skrudinant prie 220 laipsnių temperatūros. Ir tai yra labai svarbu, nes nėra prarandamas skonis ir dar pasišalina visos rūgščiosios medžiagos. Tai dėl to šitoje kavoje ir nesijaučia visiškai rūgštingumo. Tai ką, tada Romaute paragausime, ką minėjot, lungo, ne? Jo, paragaukime lungo. Yra ne tik kapsulinių pupelių kava, yra ir tiesiog pupelių kava, kurią galime susimalti, galime pasigaminti kitokiu būdu. Taip, ar ne? Taip, nes kiekvienas žmogus gali pasirinkti savo variantą. Elektroninėje parduotuvėje lamante.com kavos pupelės yra padarytos tam, kad žmonės galėtų savarankiškai pasidaryti kavą, susimalti savo turimuose aparatuose. Lamante sukūrė kapsulinės mašinas, kad galėtų įdėti savo kavą į šitos aparatus. Yra 8 rūšis. Plačiau apie tai jūs galite kiekvienas nueiti į internetinę parduotuvę ir pasižiūrėti, kokių rūšių. Yra žmonės, kurie bijo kavos, tiesiog dar norėtųsi pasakyti. Tačiau Lamante sukūrė be kofeino kavą. Irgi ypatingų būdų paruošta. Geri šitą kavą ir mėgaujasi. Galima drąsiai vartoti ir mėgautis tuo skoniu. Įdomiausia yra tai, kad Lamante kava, kuo skiriasi nuo kitų kavų, labai paprasta yra atpažinti, ar šita kava yra kokybiška ar ne. Spalva. Jeigu paimti indelį
ir pasižiūrėti į tolygų foną šitų kavos pupelių, tai visas pupelės tarsi nulietos, vienos spalvos. Įprastai, jeigu nueinate į parduotuvę, jūs galite pastebėti tai, kad kavos pupelės būna tamsesnės, šviesesnės, tiesiog margos. Tai kokybiška kava, bet kuri kava, gražiai pagaminta, tolygiai skrudinta, jinai bus vienodo atspalvio. Kitas dalykas, kada nori patikrinti kavą, ją reikėtų suspausti. Būna, kad spaudi kavos pupelę, jinai greitai sutrupa, tai reiškia yra perkaitinta kava. Kitos pupelės tiesiog nesispaudžia, nes tai yra pupelė, kuri ne iki galo prikaitinta. O šitą pupelę jau reikia taip gerokai paspausti, kad sutrupėtų. Ir jos yra tokios, netgi viduj. Per spaudus yra labai panašus, ta prasme, iš išorės ir per laužus pupelę vienoda spalva. Tai reiškia super kokybiškai paruošta kava. Ir tokiu būdu dabar galite kiekvienas kaip ekspertas atpažinti, ką perkate. Prastesnės kokybės kavą ar geros kokybės kavą. Taigi paruošėme dabar lungo kavą. Taip, tai yra lungo. Ir beje, aš manau, Kęstuti, kad daug kalbant niekada nesužinosi. Manau, kad norint sužinoti, reikia pabandyti. Jeigu žmogus nusipirks šitą pupelių kavą, jam nereikės daug aiškintis spalvos, dar kažko, tai jis pats supras, ką geria, kokį skonį jaučia ir kaip jaučiasi. Prašau paragauti. Taigi, tikrai tikiu, kad ką tik paragavus stiprios espreso kavos ir šitą lungo kava turėtų būti labai švelni. Gero apetito. Jo. Taip, labai švelni, rami kava. Tiems, kurie nori ilgai kalbėti, bendrauti. Ja irgi norisi gerti. Taip kad dar yra vienas dalykas, kad Lamante ne tik tais paruošia kavos, vienokios rūšies, kitokios, trečiokios, jie kartu elektroninėje parduotuvėje jums suteikia progą įsigyti šiuos nuostabius puodelius. Yra dviejų dydžių – didesnis ir mažesnis. Netgi kavos aparatas yra pritaikytas dviems dydžiams. Galima pastatyti mažesnį puodelį, tokia atlenkiama lentynėlė yra, ir galima pastatyti didesnį puodelį, kur gausite dvigubai didesnę porciją. Apie viską kompanija pagalvojo. Apie patį puodelio dydį, jo išvaizdą. Kada geri iš šito puodelio, labai įdomiai jaučiasi tas toksai puodelio efektas. Jis toksai subtiliai, specialiai paruoštas. Taip kad, jeigu nueisite į elektroninę parduotuvę lamante.com ir užsisakysite kavos, prie to paties galite užsisakyti ir puodelių, ir aparatų, ir panašiai. Dar yra vienas svarbus dalykas, kalbant apie kavos aparatus. Šiuos kavos aparatus, jeigu labai norėsite, galėsite įsigyti už 0 eurų. Jokauju? Ne. Tiesiog kompanija yra numačiusi, kad žmonės, kurie taps nuolatiniais klientais, jiems bus leista išsimokėtinai įsigyti šitos aparatus. Tai reiškia, jūs už labai nedidelį mokestį, kelių eurų kas mėnesį pirkdami kavą, jūs galite įsimokėti už šitą kavos aparatą. Ir viskas. Ir maža to, kompanija numatė, kad jeigu sugestų šitas kavos aparatas, jūs galite gauti visiškai nemokamai naują aparatą. Užtenka tik tais elektroninėje parduotuvėje jūsų paskyroje paspausti vieną mygtuką ir kompanija jau žinos, kad sugedo jūsų aparatas ir iš karto siunčia jums naują. Kai kurjeris atneš jums aparatą, jūs tiesiog įdėsite į tą pačią dėžę savo sugedusią aparatą ir į vietą pasimsite naują ir atiduosite, kad išvežtų kurjeris atgal į kompaniją. Tokiu būdu visiškai nemokamai jūs gaunat naują kavos aparatą. Ir dar, jeigu 36 mėnesius jūs būsite nuolatinis klientas, tai kompanija jums duos visiškai naują dar vieną aparatą. Besiklausant šitos tavo informacijos, tokios tikrai tobulos, jau norisi šitos kavos. Aš tave vaišinu ir pati galvoju, kada galėsiu pati paragauti, nes taip skaniai gardžiai kvepia, kad tiesiog net nežinau, kurią pasirinkti. Jūs pasiimkite vieną puodelį, pasiimkite kavą, kurią norite ir tiesiog paragauti. Beje, Lamante tai ne tik kava, tai unikalus skonis ir aromatas, kurį ragaudamas tikrai atpažinsi.